Sveiki, audio chuliganų kanalo prenumeratoriai, sekėjai, draugai. Šiandien pakalbėsime kitą temą, ne apie dakus, o apie streamerius. Streameris tai panašus toks daiktas kaip į kompiuterį su savo programinė įranga, kuris groja muziką. Būtent apie šitą streamerį pakalbėsiu, ką aš turiu. Tai yra Raspberry pagrindas, mini kompiuteriukas. Dabar yra įdėtas ekranėlis, programinė įranga naudoju Volumio, kitų neturiu išbandęs. Šitą streamerį jau su hatu Digital Pro, plus naudoju su taktiniais generatoriais, jis yra, naudoju daugiau nei 2 metus laiko. Turiu savo pliusų, savo minusų. Pliusas tai yra, kad puikus garsas sklinda iš jo, atskiras analoginis linijinis maitinimas, kaip jį be pavadintumėt, vieni vadina analoginiu, kiti linijiniu, bet gal būtų teisingesnis pavadinimas linijinis. Kuom jisai yra geras? Geras tai, kad jisai sugeba perduoti tiesioginį DSD, nepaduoda jokių triukšmų ir lyginant su kompiuteriu jis dirba tyliai, nesigirdi jokio ventiliatoriaus garso. Pirma, šitas Raspberry'is pas mane buvo 3, jisai taip nekaisdavo kaip 4, bet atnaujinus programinę įrangą Volumio, hatas nebesimatė viršūnėlė ir pasirodė tokia problema, kad veikia tik per USB. Tai kaip ir su telefonais, atnaujinant programinę įrangą reikalinga vis daugiau resursų, Raspberry'is 3 lėtesnis ir dabar pakeitus į 4 Raspberry ir į greitą SD kortelę jis veikia daug greičiau ir susitvarko su atnaujinimais. Tai jeigu nenorite, kad užlūžtų jum Volumio, su senuoju Raspberry 3 verta nedaryti atnaujinimų, nespausti update'ų, nes realiai daugiau mes nieko nenuveiksime su šito Volumio, yra tik klausoma muzika. Kas man per Volumio nemokamą versiją nepatinka, kad neina per savo muzikos kartoteko ten padaryti tokį kaip paspausti random, nebent aš nežinau, kaip tai padaroma, kad iš visos muzikos nuskanuotos, kas yra SSD diske, kad kristų dainos spontaniškai, bet kad būtų eiliškumas bele koks. Parodysiu, kaip šitas Volumio mano atrodė prieš atnaujinimą. Niekam nepaslaptis, kad video kuriamas iš daugybės dublių, tai susigėdęs vieno iš savo sekėjų, kad kalbu vien apie dakus, kalbėsiu apie streamerio temą. Tai savos gamybės streameris, pagrindas Raspberry'is ir va, taip atrodo šita dėžė ir noriu šitą dėžę patobulinti. Pridėsiu nuotrauką, čia buvo lentelė, kadangi jau šiek tiek mano įgūdis padidėjo ir sugalvojau atnaujinti priekį ir vidų. Kas nepatiko, kad va, lentelė buvo parinkta per maža, švietė šonas, šitaip galas. Pažvelgsime į vidų, kaip atrodo. Ką mes matome viduje? SSD diską patį pigiausią. Truputį gal, sakykime, mažokas, reikėtų jau ir didesnės talpos, nes nebe viskas telpa. Ultra mažai triukšmaujantis plokštė, skaitmeninė dalį maitinanti, kita maitinimo plokštė, mažai triukšmaujanti, kinietiškas R-Core tipo trafas, EMI filtras, pats pigiausias mažiukas ir jau Raspberry'is, čia 4, prieš tai turėjau 3, visi naudodavo 3 vien todėl, kad mažiau kaisdavo, viršui hatas, apačioje yra Raspberry'is 4, Raspberry'is 3 nebepavelka programinės įrangos, per lėtas, nors 3 mažiau kaisdavo negu 4. Tai ką planuoju padaryti, šitas turi būtinai liesti su korpusu,
tai jį nustumsiu gal šitaip į šoną. tą perkelsiu visą tuos dalykus ant medinės plokštės, tą paliksiu taip, kaip yra. Ir pamatysite, kaip gausis vidus. Ir beje, šitame planuoju padaryti LCD ekranėlį. Po atnaujinimo, kas man patiko, kas nepatiko. Ant pačio galo daugybę kartų aš ten šitą dėžę išardžiau, surinkau komponentus, dėliau, atrodo jau gaunasi, tai paskui kažkur remiasi, vėl išimti reikia, vėl įdėti. Ne taip tas greitai procesas vyksta, kaip atrodo, norėtųsi, kad vyktų greičiau ir ant paskutinę dieną skubėjau jau surinkti, nes nusibodo, prie jo buvo sugaišta daugybė valandų ir norėjosi kuo greičiau ir iš rankų iškrito ekranėlis ir jis įskilo. Ekranėlis kainavo iš Kinijos su siuntimu apie 30 €, tikėtina aš vėl atsisiųsiu ir įsidėsiu, dabar bus taip, kaip yra. Dar reikia pereinamo lizdo, prikabinsiu nuotrauką, kas reikalinga, nes laidas remiasi viršų, uždengti negaliu ir naudoti dabar ekranėlio pilnavertiškai negaliu. Nes, kaip ir sakau, tai kažkur kažkas remiasi, kažkas pritaikymui, nėra taip paprasta. Kad tiksliai išpjauti, atrodo jau įsipjauni mažesnę skylę ekranėliui, su pilyčia ten dildini dar kažkas, bet ten 1-2 mm nueina iš šono ir jau grožiai tai pagadina. Gal reikėtų pagalvoti apie pjovimą lazeriu, tai būtų tikslesnis išpjovimas. Tam įrenginiui tai pagalvokite, kaip apie tikslų yra išpjovimą, nes jeigu, kaip aš pjoviau su elektriniais europjūkliais ir vėliau bandant pridildyti su dildėm, taip nesigauna idealiai, nes jie vis tiek duoda šiek tiek paklaidų ir nusisuka ir paskui net ir su dildėm nepavyks idealiai tai padaryti tos skylutės. Pataupiau šį kartą atrodo, pirkau matinį latvišką laką ir jisai vis tiek blizga ir neatrodo super taip gerai, kaip anksčiau brangesni lakai, Pentakola ar kokį naudojau, tai galimai vėl nuimsiu priekinę lentutę ir teks man vėl nušveisti ir nulakuoti brangiu laku, nes šitas lakas, šiek tiek man atrodo toksai per blizgus. Pažiūrime, kaip atrodo viduje. Tai priekinė lentelė, kuri buvo priekyje, atsidūrė ant viršaus, taip toks kaip malonus akcentas. Dėžė ta pati, bet pasikeitimai gan ryškus viduje. Perkeliau SSD diską ir įrėminau, ant minkštos pagalvėlės tokios padaryta, kad būtų kuo minkščiau įrėminta. Šiek tiek čia matosi izoliuota su specialia folga nuo tų piktybinių bangų. Raspberrys ir Hatas atsidūrė šitoje vietoje, anksčiau buvo čia. Dabar su Tasker laidu C128 pajungtas ant šitokio gnybto. Galas buvo pilnas skylių, tai su specialia plėvelė, kur automobiliui būna klijuoja paviršiui, estetikai keičia. Tai va su tokiu užklijavau, gan maloniai atrodo. Šitas jungtukas įjungia arba išjungia CD ekranėlį, kai nereikalingas, galima išjungti. EMI filtras liko taip, kaip ir yra, viskas išdėliota daug simpatiškiau ant medinės plokštės, kad būtų galima imti ir išimti. Dabar lenta matote šiek tiek įdomesnės formos, braunos visai kitaip, atsirado displėjų šviečiantis.
Šiandien skubėdamas norėjau kuo greičiau surinkti, dėja iškrito jis iš rankos ir čia va toks įskilimas atsirado. Kai bus ūpo ir noro, teks susisakyti kitą displėjų, pakeisti. Šitas mygtukas papildomai įjungia, taip gaunasi didesnis laidas maitinimo, bet kartais labai nepatogu ir man nepatinka, kai reikia užkišinėti ranką į galą, kad įjungti, išjungti įrenginį, tai būna gan nepatogu. Daugiau šita plokštė kaip ir buvo, taip ir liko primontuota prie metalinės dėžės, tai turi būti dėl aušinimo, tik tai jinai perėjo visiškai į šoną, kad sutaupyti vietos. Tai va, toks dabar yra vidus. Dėl displėjaus kol kas dabar dar naudotis šiuo displėju negalėsiu, nes iš AliExpreso užsisakiau adaptorių, jį įkiši ir toks kampukas bus, nes kai įkiši laidą, gaunasi stačiai į viršų ir neina tada gražiai pajungti. Tai ačiū, kad stebėjote mano kanalą, iki susitikimų kitą kartą, iki draugai, mėgaukitės audio aparatūromis, savo hobiu ir iki kitų kartų. Nepamirškite parašyti komentarą, padėti patiktuką, iki.